Tai bendrovės Ekoservis ir Ekovizijos iniciatyvos rūšiuoti paprastą dalyvių per pastarosius 3 mėnesius surinktas plastikas, stiklas, popierius ir metalas. 2 kart daugiau nei matome antrinių žaliavų jau suskaičiuota, supakuota ir išvežta perdirbėjams. Daugiau nei 3 tonos tiek vertingų atliekų surinkta visos iniciatyvos metu. Iš jų vėl gaminamas stiklas, iš jų vėl gaminamas stiklinė tara, buteliai, PET buteliai, kurios vėlgi pilstomi gėrimai, taip pat gaminami maišeliai. Iš antrinio popieriaus pagaminamos yra naujos pakuotės ir kartonės dėžutės, ir kai kuriais atvejais laikraščiai, kai kuriais atvejais žurnalai. Iš kieto plastiko vėlgi grįžtant į gamybą, vėlgi gaminamos įvairios kečupo pakuotės ir kiti gaminiai. Štai galutinė rūšiuoti paprasta statistika. Per mėnesį vidutiniškai kiekvienuose namuose sukaupiame 8 kg stiklo, 7 kg popieriaus ir daugiau nei 3 kg plastiko. Iš viso tai net 18 kg antriniam perdirbimui tinkančių atliekų. Jų vertė beveik 90 litų per metus. Paaiškėjo, kad vasarą daugiau sunaudojama plastiko, žiemą stiklo taros ir popieriaus pakuočių. Kad žmonės noriai rūšiuoja, jei tam sudaromos galimybės. Iniciatyvos metu žymiai sumažėjo bendras išvežamų komunalinių atliekų kiekis. Šeimos, kurios turi mažų vaikučių arba vaikų, kurie įtraukti buvo į rūšiavimą, atliekos buvo geriau išrūšiuotos, kad jos buvo švaresnės. Ir praktiškai jos turėjo didesnę vertę perdirbėjui, kuris perdirba tas antrinės žaliavas. Teko bendrauti su šeimomis, kurios rūšiuoja, kurios dalyvavo šitame projekte. Ir man labai užstrigo vieno dalyvio toks pasakymas. Jis sakė, aš dabar turiu tokį džiaugsmą kiekvieną rytą. Aš su didžiuliu džiaugsmu ieškau namuose stiklinės taros, plastiko, kad aš galėčiau nunešti ir užpildyti tą konteinerį. Iniciatyvos metu bendrovė Ekoservis įgyvendino kelis tikslus. Surinkti duomenys padės optimaliau apskaičiuoti antrinių žaliavų išvežimo kaštus ir įkainius, taip pat paaiškėjo, kad žmonėms vis dar trūksta žinių, kaip teisingai rūšiuoti perdirbamas pakuotes. Tų konteinerių atsiradimas buityje žmonėms suteikia ne tik kažkokį džiaugsmą ar atsakomybės jausmą, bet kitus netgi džiugina tai, kad jie gali šalinti, sakysim, skirtingas atliekas skirtingose vietose. Ta akcija nesibaigė akcija, tai tapo mūsų kasdienybė. Ir tie žmonės turbūt nebesuprastų, jeigu mes nuimtume tos konteinerius ir sakytume, jog dabar akcija baigėsi ir baigsim tos savo pabandymus. Tikrai ne, akcija tęsiasi.